Vienos bėdos su tomis močiutėmis Palangoje. Nusivežės į Palangą ir joms niekas neįtinka. Būtinai jos turi pastebėti žydinčią Baltijos jūrą, bet kad šalimai kitoj tilto pusėje vanduo švarus, jos jau to nepastebėjo. Tad kas belieka iš pramogų, kai mylimos močiutės nenori nei maudytis, nei ant velnio rato pasisupti? Teisingai, vestis jas kur nors skaniai pavalgyti. O žinant, kaip jos ilgai negali išbūti triukšme, vienintelė tokia vieta Basanavičiaus gatvė, kur gali močiutės nusivesti pavalgyti, manau, yra šeimos kavinė Kišenė. Tik šmurkšti kišenę ir atsiduri jaukiame vidinėme kiemelėje. Sunkiausiai buvo močiutės įkalbėti užsakyti, ką nors pavalgyti, nes jos vis dar verčia kainas į litus. Bet žinia, kad šį kartą už viską moka anūkai, leido jums šiek tiek atsipalaiduoti. Užkančiam užsakėme salstelėjusioje glazūroje sparnelių, krevečių tempūroje ir traškių vištienos juostelių. Ir be to, kad buvo labai skanu, norėčiau pasakyti, kad pirmiausia mes pradedam valgyti maistą akimis. Tad rekomenduočiau kaviniai padirbėti su krevečių ir vištienos juostelių patekimų lėkštėse. O valgant užkandžius buvo smagu stebėti rimtų veidų grilinantį grilistą. Na, kieno porcijum gražesnė, ar mano valgyti barbekių šonkauliukai, ar katinienės vištienos šlaunelių mėsos kepsneliai. Man asmeniškai labai patiko plonytė glazūra dengti barbekių šonkauliukai. Na, o katinienė mėgavosi kartu su saulėje džiovintais pomidorais, grietinėlės padaže kepta vištiena. Sūnus valgė sprandinės grill kepsnis su gan įdomiai šviežiomis morkytėmis paturbintų čimičiurį padažu. O čia močiučių pasirinkimas, tik pažiūrėkit, koks milžinas Kišenės firminis karbonadas. Ir nors močiutė maistas kavinė labai patiko, jis visgi padavėjui pasigodė, kad pagrindiniai patiekalai per dideli. Tiesa, vos nepamiršau jaukaus vaikų kampelio, tad jei kada būsite Palangoje ir norėsite pabėgti nuo šurmulio ir skaniai pavalgyti, rekomenduoju kavinę Kišenę.